Kvantinė transformacija tai vidiniai ir išoriniai pokyčiai, žmogaus, pasaulio bei aplinkos pokyčiai. Kiekvienas žmogus yra sukurtas iš tam tikros bangų sudėties, kuri tuo pačiu metu sukuria dalelyčių būsenas. Visas pasaulis yra banga ir tuo pačiu dalelytė. Šiuo metu bangos gyvenimo būsena keičiasi. Šviesinės bangos ilgis tapo stipresnis, taipogi jos dažnis aukštesnis ir stipresnis. Šio dažnio dėka keičiasi gyvenimo forma, žmogaus psichika bei fizinė būsena. Žmogus pradėjo mutuoti, jis praeina fiziologinės, psichologinės, jausmų, energetinės transformacijas ir būsenas. Visa tai kuria naują įspūdį ir nuomonę apie pasaulį. Būtent ši būsena vadinama kvantinė fizika arba stebėtojo būsena, sukuria ir atskleidžia naujo pasaulio realybę. Taip, mielieji, tokiu būdu mes kuriame naują pasaulį. Ar visi žmonės tai moka daryti? Toli gražu ne visi apie tai žino, moka ir tai daro. Dėl šios priežasties mes susidurime su tam tikromis užduotimis ir sunkumais. Atėjo laikas žmogui keistis ir suprasti, kaip veikia šios transformacijos ir išmokti valdyti šį procesą. Kvantiniai pokyčiai bei transformacija ne vien kuria naują pasaulį, bet ir keičia patį žmogų iš vidaus. Aukščiausia kvantinė pozicija byloja apie tai, kad viskas, kas yra nuo pat pradžių neišreikšta, sudaro tam tikrą kiekvieno žmogaus pasirinkimą. Kai kiekvienas žmogus yra pajungtas prie vienokios ar kitokios vibracijų būsenos bei erdvės, iš kurios jis semiasi energiją ir informaciją ir kuria savo pasaulį. Tokį pasaulį, kuriam jis atitinka. Dauguma psichologų, mokslininkų, specialistų kalba apie tai, kad kiekvienas turi tai, ko yra nusipelnęs. Pavydėti ar pykti ant kažko nėra prasmės. Kiekvienas iš mūsų savo ketinimais, sprendimais, žinių, psichikos, vystymosi lygių kūrė savo pasaulį bei gyvenimą. Kuo labiau išplėsta žmogaus sąmonė, kuo labiau jis išsivystęs, tuo daugiau aukščiausia kvantinė pozicija pateikia, išreiškia, sukuria jam naujo pasaulio ir gyvenimo būseną.